produktais draugauju apie 5 mėnesius. Tai ir vartojau iš karto visus 3. Ir Kolongardą, ir Sunrise, ir Sunsetą. Kažkaip aš taip drąsiai visus 3 iš tikrųjų. Pirmiausia, ką pastebėjau, tai sutvarkė žarnyną. Į tualetą išeidavau, jeigu savaitėje 2 kartus, man tai atrodė norma. Norma, atrodo, viskas normaliai, bet kai pradėjau eiti kiekvieną rytą, kaip laikrodis, tai kažkas vau. Atrodo, valgai tą patį, bet taip liemuo plonėja, plus dar sportuojanti porą metų sportuoju, 12 metų šoku, tai nebereikia tų dietų, nebereikia nieko, nes natūraliai tas viskas labai puikiai gaunasi. Tai va, pirmiausiai tai žarnynas, po to didelės problemos buvo su miegu. Čia tai buvo kažkas baisaus mano gyvenime, aš net nežinau, kiek metų aš nemiegu normaliai. Ta prasme, užpuola tiesiog tokie, kaip aš vadindavau, nemiegadieniai. Kada tu užmiegi 4 ryto, o tau 6:30 keltis į darbą, arba tiesiog jau pradeda eiti miegas, o tau jau reikia keltis. Ir taip dėkim 3-4 dienas iš eilės. Tada automatiškai jau esi pervargęs, akis griaužia, kaip žvyro pripiltos. Ir kai jau nebeištverdavau, prašydavau pažįstamos, kad duotų Xanaxo, nes pas gydytoją nenuėjęs negausi. Ir mano amžius dar netoks, kad nepamiegoti atrodo. Kada pervargdavau, išgerdavau Xanaxo ir atsikeldavau iš ryto kaip guminė, nedarbinga, iki pietų tokia kaip šlapių maišų trenkta. Tai va, tas buvo kasdienybė, kol įsivažiuodavau vėl po truputį ilgiau miegoti, bet apart 6 valandų ilgiau tai niekad nepavykdavo. Ir va, kai pradėjau vartoti tą visą auksinį trikampį, aš po 2 savaičių, nežinau, aš kaip sakydavau vyrui, čia ne miegas, o jau koma. Galvam pagalvės padėjai, 5 minutės manęs nebėra. Ir kaip laikrodis iš ryto atsibundu ir jokio mieguistumo, nieko nėra, iš karto žvalus. Būdavo žadintuvą, nusistatai, suskamba, dar 5 minutės. Dar 5 minutės, tai po 3 kartus išjunginėjai ir daugiau. Dabar aš žadintuvo net nesulaukiu, aš jau kaip laikrodis vidinis tas dirba. Tai iš karto strikt, 6:30 iš karto praustis, nežinau, energijos pliūpsnis ir darbe visur. Nes aš manau, kad automatiškai, kada tu išmiegi, išilsi ir ta energija atsirado, nerealiai, 5 mėnesiai, jokių nemiegadienių ir aš Sunseto dabar nebevartoju kasdien, vartoju tik tai, kada pavargstu darbe daugiau, arba, kažkokios problemos kažkur. Tai va, tas miegas ant tiek natūralus, kad čia, neprilygsta niekam. Tiesiog, kaip atsigulė ant vieno šono, ant to pačio šono ir atsibudai. Toks jausmas, kad tu net neapsiverti. Ir va, tai va, ta buvo pati didžiausia problema. Po to kraujo tyrimai buvo daryti prieš pusmetį. Ne kažkokie jie pas mane, ten buvo cholesterolis viršijo, cukrus ant ribos, po to inkstų, kažkas tas inkstų, net nežinau, dabar ne to pavadinimu, rodmenys irgi ribiniai. Nežinau net kas tas yra iš tikrųjų. Tai va, po pusės metų aš pasidariau vėl visapusiškus tos kraujo tyrimus, man gydytoja paskambino, sako, tobula, aš neturiu, prie ko prikibti. Va, ir tiesiog nei aš mitybos keičiau nieko, bet viskas susitvarkė. Aišku, nagai, plaukai, oda, raukšlelių tų mažų, iš tikrųjų nebeliko. Ir po to turėjau dar tokią bėdelę, beveik metai laiko, kaip yra vokas apatinis ir ties plaukelių linija apatinio voko atsirado toks kaip miežis, ne miežis, sausas miežis, kaip jisai ten gali vadintis. Aš po kokio gero pusmečio nuėjau pas gydytoją, nes jis man po truputėlį pradėjo didėti ir mirkčiojant man kliūdavo jau į akies baltymą. Ir akies baltymas tiesiog tokia kaip raudona dėmelė jau buvo. Gydytojas pasakė, kad čia reikia operuoti, sakė pavadinimą to darinio prie akies, bet aš dabar neatsimenu. Sako, reikia operuoti, operacija tai tikrai nesudėtinga, Mažeikiuose nedaro, reikia važiuoti į Šiaulius arba Klaipėdą. Galvoju, vasarą pralauksiu, nes vasarą čia nėra nei laiko, į darbai ir viskas, ir aš galvoju, išsioperuosiu.
Ir žinokit, nežinau, po mėnesio, po pusantro vartojamų tų ląstelių maisto, jis man pradingo. Jis man visiškai išnyko. Aš vyrui rodau, dukrai rodau, sakau, ar man vaidenasi, nieko nėra. Mano gražios apatinės blakstienos, tiesiog, va, puiku. Tuščia vieta, viskas. Jokių operacijų, jokių vaistų, nieko. Sakiau, stebuklas. Va, ir dar baigiant apie save, irgi, ką turėjau dėl, sakykime, grožio, ne problema. Vienoj aky po akim buvo toks kaip puslelė, ne puslelė, kaip maišelis. Nu, kaip būna žmonėms pakiuose maišai, pas mane po vieną akim tokia, nu, kažkas negražaus. Iš ryto atsikeldavau ir ta viena akis tokia patinus ir ta puslelė visada būdavo. Ir aš kreipiausi ne tai, kad pas kosmetologę, aš kreipiausi pas atvažiuojančią iš Kauno gydytoją, dermatologė, kosmetologė, ten vienu žodžiu. Ir nuėjau, kad, nu, ką man daryti, nu, negražiai man čia po takim, va taip. Ir jinai nusifotografavo mano veidą. Sako, aš pasitarsiu su kolegom. Bet jinai man atsakymo čia ir dabar negalėjo duoti. Sako, nu, nežinau, žinokit, nu, keista, ne po abiem akim, po vieną, iš ko, kaip, kas. Ir niekas man neskambino, niekas man nieko nepasakė, kas man čia yra ir kaip galima padėti. Man atsakė į šitą klausimą ląstelių maistas. Kaip dingo tas, sakykime, sausas miešis, kaip aš jį vardinu, tai pas mane jokios puslelės po akim nebėra. Lygios akis, gražios, tvarkingai viskas, be jokių aukštųjų išsilavinimų gydytojų pagalbos. Va, ir visiškai, sakau, ant tiek patenkinta. Ir dabar taip pasižymėjau, tos pagrindinius pasižymėjau, kad nesiblaškyti sesiai. Po mėnesio vartojimo pasiūliau sesiai, jai labai migrena didelė, 20 metų kenčia nuo migrenos. Ir tie migrenos tos atakos būna, užpuola ir kokias 6-7 dienas, sakykime, praskauda galvą, gelia tiesiog. Ir padeda tik tai labai stiprus vaistai, kurie yra priekyboj tik tai su receptais. Ibumetinai visokie tokie nepadeda. Ir tos atakos jai būdavo mėnesį kartą. Tai po savaitėlę, kai atkentėdavo, jinai jau pripratus, sako, man tai yra normalu. Jinai pavartojo, dabar aš nežinau, mes mėnesį tesiskiriam to vartojimo, aš 5 mėnesius, jinai 4. Tai jai migrenos tie užpuolimai tokie sumažėjo 50%. Ir jeigu užpuola migrena, tai jinai tęsiasi maksimum porą dienų. Ne 6-7, kaip būdavo, bet porą dienų. Ir tą skausmą nuramina paprasčiausias ibumetinas. Nebereikia tų stiprių vaistų, kurie ėda ir kepenis. Tai va, jinai labai laiminga yra. Aišku, ir žarnynas susitvarkė, kaip ir visiems. Po to uošvienėliai mano. Kraujospūdis, jinai pensinio amžiaus ir miegas. Miegas labai prastas, be ksenakso, jokio miego. Ir jinai tą ksenaksą, aš dabar nežinau, kiek vartoju, 2 metus, gal daugiau. Ir jinai irgi tą trikampį visą gėrė. Po 2 savaičių jinai ksenaksą pasidėjo į barelį. Sako, jo man nebereikia. Ir jinai vartoja jau irgi 3-4 mėnuo. Jokių vaistų nuo kraujospūdžio, jokių vaistų nuo miego. Išmiega labai puikiai, energija aukštumoj, skraido, žodžiu. Skraido, vat. Po to mano tėtis yra po koronos, po 3 skiepų, insultas, aišku, po visų tų gerų dalykų, neklausė vaikų, kad geriau mūsų paklausęs būtų. Nes nenoriu komentuoti savo nuomonės apie tai. Ir žinokit, po insulto labai suprastėjo ta sveikatėlė, jėgų nėra. Beprotiškas kojų skausmas jam atsirado ties klubais. Vakare be lazdelės iš vis nebegalėjo vaikščioti. Ir aš jam nuvežiau prieš mėnesį Kolongardą ir Sunrise'ą. Ir prisakiau abu gerti kartu. Po pusę viską, atmintis labai sutrikus, užrašiau jam ant didelio lapo, dideliom raidėm, kaip vartoti, kada vartoti, kiek, kaip, kas. Ir tėtis mano sako, po 3 savaičių vartojimo, sako, man nebeskauda kojos. Nusakau, vau, stebuklas, tėtukai. Sako, o tai kada tą žalę pradėti gerti?
Nu, žinokit, ir rankom suplojau, sakau, tai tetu, kad tu negėrė abiejų iš karto. Ir Kolongardą, ir Sunrise'ą. Tai jis gėrė tik Sunrise'ą 3 savaitės, jam nustojo skaudėti kojos. Tai va, tik šią savaitę prisakiau žalę, tetu, kai einant miegoti, turi būtinai gerti kartu. Va, ir jisai yra 72 metų amžiaus ir iškart pajuto, va, per tokį trumpą tą vartojimą. Vyras mano labai skeptikas 3 mėnesius žiūrėjo, kaip aš vartoju, kaip aš čia po truputėlį žydžiu, kokia aš čia visą skraidau, kiek tos energijos, jis skeptikas, jis sako, nuodai veikia. Vartoju ir tada jau buvo paskutinis taškas, kada aš visą laiką su miego trūkumu, sekmadienio rytą 7 valandą, kada nereikia į darbą, atsikeliu 7 ir ateinu, atnešu jam kavos, sau kavos. Tai jis rankom suplojo, sako, viskas, duodi ir man vartoti, čia jau, nebenormalu. Ir pradėjo vyras vartoti dabar 2 savaitę. 1 savaitę Kolongardą, nes aš bijojau duoti jam daugiau iš karto, nes rūkantis žmogus, galvoju, kai ten prasidės visokie blogumai, nebevartos. Ir po savaitės pasijuto labai gerai, jisai jausdavo skrandyje sunkumą kiekvieną rytą, pjovimą skrandyje, tai tas liovėsi po savaitės. Po savaitės vartojimo Kolongardo, tai va dabar prijungiam Sunsetą, tai sakė, yra energija, gera nuotaika. Ir vartos ir toliau, dabar mane palaiko, jau dabar sako ląstelių maistas, nebesako tavo nuodai. Tai va, o šiaip apibendrinant visų savo klientų, kas vartoja, tai vienareikšmiškai visiems susitvarkė žarnynas, vienareikšmiškai. Kažkam svoris, kažkam plaukai nagai, energija taip pat absoliučiai visiems ir superinis miegas visiems. Tai va, šiai dienai tokie mano atsiliepimai. Man tai yra atradimas, kaip aš sakau, tai yra stebuklas iš gamtos, stebuklas iš Dievo žmogui. Aš daugiau neturiu ką pridurti. 100% pritariu ir, tikrai atsiliepimas iš vieno žmogaus ir aplink jų, tai jūs įsivaizduokit, be galo dėkinga tau, Egida, ir tavo vardas nuostabus, ir tavo atsiliepimas nuostabus. Jūs įsivaizduokit, kiek mes padėdami savo aplinkui padedam žmonėm būti sveikiems. Šiurpai eina, aš galvoju, Dieve, tai mes turim rankose tokį stebuklą. Tikrai tiesiog reikia nenustoti kalbėti ir mes tikrai visi būsime sveiki. Tai labai labai ačiū, Egida, tikrai labai geras atsiliepimas. Ir tikrai dėkinga, va dar įdomu, jeigu tavo vyras dar kada vyrišką pabandys, tai irgi faina Mes bus. pabandėm vyrišką, bet tegu kiti bando ir pasidaro įspūdžiai nuostabus. Tikrai taip. Mes nebandėm tik tai kavos, turiu nusipirkus kavą, dar tik kava liko neišbandyta. Tai kava iš tikrųjų jos veikimas lygiai toks pats, tik tai irgi ją reikia gerti ne po visą, pasidaryti tokį tiesiog kaip gėrimą, nes jinai yra irgi pakankamai stipri ir aišku gerti rytais. Gerai, labai labai ačiū. Ir dar prie vyriško pasakysiu, kad kompanijos rekomendacijose nerekomenduojama gerti alkoholį, kai vartoji tą dieną vyrišką. Tai va